Šį klausimą pristato Krekenavos, kai norisi mėsos produktų linija, tai išskirtinė produkcija, kurioje mėsos procentas nepaprastai didelis. Žinau, kad labai sunku galvoti, kai nėra mėsos, todėl Krekenavos, kai norisi mėsos produktų linija, apdovanos jūs dešrų ir dešrelių kolekcijų. Pilnais mėsos rinkiniais, bet tik tada, jeigu, atsakysite teisingai, jeigu ne, ši nuostabi, partitūra. Jau yra buvę, ar tik ne praeitą savaitę? Praeitą savaitę, taip ir nugvelbė. Mums padarė pasninką, didįjį šeštadienį. Negavom mėsos. Taip. Krekenavos. Kai norisi mėsos. Krekenavos, Grigaitis sugalvos. Tuojat sugalvos atsakymą. Gerai. Aš pamenu, kad man to citata iš praeito savaitgalio, dešra, kurią negėda įsitraukti. Gerai. Aš manau, jeigu Krekenava pasamdytų Žilviną reklamai, būtų sold outas konkretus. O, Žilvinai, ar mes galėtume pamatyti, kaip... Įdomu, bedėlį, ar galėtume pamatyti, kaip jūs reklamuotumėte dešrą? Aš tai labai norėčiau pamatyti, Žilvinai, prašau, prašau parodyti. Beje, paklauskime iš pradžių, ar iš vis... Parodyk, prašau. Ar esi ragavęs dešros? Iš Krekenavos. Ar esi valgęs, jausti tą dešrą? Viskas, stop. Rimtai esi? Ne, gal vegetaras, gal kažką, ne, valgai mėsą, okei. Gerai, dėmesio klausimas, atsiprašau. Dėmesio klausimas. Kad kepsnio mėsa būtų lengvai kramtoma, pjaustyti ją reikia. A. Skersai raumens. B. Įstrižai raumens. C. Išilgai raumens. Gerai, išilgai tikrai ne. 100%. Žiūrėk, o išilgai arba taip, biški. Žiūrėk, yra, imkim brangiausią mėsą, jaučio išpjova, brandinta, ne, yra šliosas. Ir ji yra išilginė. Jeigu tu pjausi išilgai, ta prasme, bet koks bučeris tau nupjaus pačiam ranką, nes nesąmonė, negalima kaip. Jeigu tu pjauni, tai biški skersais, turi pjauti visiškai Klausyk, čia Mindaugas kažkoks profas yra visiškai... Gerai, bet žiūrėkit, dabar išsiaiškinom, kas yra skersai ir įstrižai. Žiūrėk, im dešrą, pažiūrėk, kaip jinai suraikyta. Gerai. Žiūrėkit, čia skersai yra taip. Taip. O įstrižai taip yra. Taip. O išilgai dar kitaip. Nu, žiūrėk. Man įdomu, iš kur tas pasakymas skersai dėjo, ar kaip ten? Dėjo skersą. Jo, iš kur tas pasakymas dėjo skersą? Čia aiškiai apie peilius. Ne, tai yra. Alonai, taip ir yra. Supratau. Tai jauni skersą, ne? Taip. Bet tiesiai šviesiai parodyti tada komandai, ką apie jos galvoja. Žiūrėk, būtų lengva krampiausi ir reikia. Kepsnio mėsa. Mes kalbam ne apie dešrą, kalbam apie grinuolį, gryną mėsgalį. Aš sakau, puikiausias pavyzdys šiuo atveju yra išilgas palendrinsas. Žilvino veidais nieko nesupranta, apie ką tu ten šneki iš viso. Išilgiau skaidulos eini, tuo tempės. Žilvinas vegetaras. Jisai vegetaras. Tiesiai, reikia Aš ne vegetaras. Tiesiai. Nedaugai, tu nepasakai, Žilvinas mėsos nepjaustų, jis ją valgo. Cielais gabalais. 5, 4, 3, 2, 1 ir... Žiūrėkit, aš grilinu, kažkiek ten, jeigu didelis gabalas išpjovas, galiu pjauti, bet tikrai visi bučeriai pjaus skersai. Nu, žiūrėk, mes irgi, sakykime, Australijoje kaip grilini, ne? Tai mėsą, nepalauk, bet ten nesupjaustė. Skaidulytės turi būti, skaidulos turi eiti į gilumą, kad karštis. A variantas. A variantas. Viskas. Kapitonas, kaip ten sakė, Alanas dėjo. Stop. A. Dėk dešrą. Aš iškart stabdau viską. A variantas. A variantas. Dėmesio teisingas atsakymas. Kad pietums čirškintas kepsnys jūsų nenuviltų, būtina žinoti keletą svarbių taisyklių. Tikriausiai esate girdėję, kad kuo mažesnį mėsos kiekį kepsite, tuo ji bus minkštesnė. Visgi svarbu ne vien gabaliukų dydis. Nemažiau reikšminga ir tai, kaip mėsa yra supjaustoma. Tik nuo to priklauso, ar ji bus lengvai kramtoma ar ne. Jei nenorite pernelyg varginti savo dantų, prieš kepdami mėsą ją supjaustykite skersai raumens. Tuomet jau iškeptą patiekalą kramtyti bus lengva, malonu ir neabejojame. Skanu. Teisingas atsakymas! Žilvinai! Skersai išilgai. Lengvas klausimas buvo iš viso. Kaip tolsta nuo jūs dešra, kaip tolsta laivas nuo sėdinčių kaviniai alkanų. O ačiū tau. Taip. Maestro. Taip. Padalinti. Mes norime senovės pakviesti lietuvių jūs... paminklas sėjėjas.
Taip, ir dabar taip daryti reikia. Dėmesio, mes Žilvinas turime pirmą kartą dalintis. gauna dovanų studijų į dešrą. Mes turime dalintis su žmonėmis, o liaudė, o Lietuva. Mes su jumis. Mūsų sąrašo numeris 1. Prašom.